Labas rytas. Nežinau, savaikščiau gal 10-12 kilometrų iki Ližių, iki Liberty Beach. Pareinu dabar Gelžkelio namo. Fainiai taip ryte prasikvėpuoti, biškį suprakaituoti, biškį lėtai paeiti, biškį su pratu padirbėti, lentynėlės perdėlioti į kitas vietas, nes liemenukai prie kuinių nesiderina. Vienu žodžiu, protas yra toks įdomus bairis. Nu, karočią, kaip kompiuterio programa. Tavo mintis, algoritmus užrašiniai. Todėl su mintimis reikia labai atsargiai filtruoti, ką galvoji, nes protas neatskiria minčių nuo realybės. Mokslas darė eksperimentus ir patvirtina. Jeigu kam įdomu, galit paieškoti. Labai daug informacijos internete dabar pasiekiama viskas. Jeigu nori, ieškai, randi. Tai va. Svarbiausiai negatyvias mintis, jeigu pareina, mesti šalin, ištrinti, kalti ant viršaus 10 pozityvių, nes tos negatyvios dažniausiai niekada neišsipildo. Tai tik iliuzija, kurioje gyvenam. Gyvenam praeitį, užstrigę, kažką palaidojom, kažkas nuskriaudė, kažkas vaikystėje pasakė, kad tu žioplas, kad tu negražus, pabaisa, kad tu nieko nesugebi. Ir būdami vaikai mes patikėjom, nes vaikai viskuo tiki, ką jiems sako. Jie kaip tuščias lapas. Ką rašysi, tą paims. O kai užaugi, supranti, kad visa tai buvo melas. Visuomenės programos, kurias reikia ištrinti, paleisti, išliumti, ištaškyti. Kur norit, laukuose, vandenį, upėje, ežere, sklepe, kad ir su šnapsa bunke, kas kaip mokat. Bet jeigu neatleisit savo, nepaleisit tų visų šūdų, kuriuos sugėrėt iki dabar, pagerėjimo nebus. Pirmiausiai yra atleidimas savo. Toliau eina padėka už viską, kas buvo. Nes jeigu tu išgyvenai iki dabar, tu pagalvok ryte atsikėlęs. Koks tu stiprus. Nes Dievas neduoda silpniems. Tu gali.